It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. I know it's... Nu, jau, prihimičinta. Jau salvis klijavo. Man smėlę prisipilti. Tuzikas, unitazikas. Sunaklėjai naują. Lietuvoj snarglys bėga. Žiūrėsim Turkijai, kas bėgs. Turkijai liesis šitas, kas čia yra. Oi, ne tas, palauk. O Turkijai? Bėga. Ir vaikai, gerkit Coca-Cola atsakingai. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board this Hassan Airlines flight to Antalya. Čipsina. Labai nusivylęs, gulbių išlankstytų nėra, nei dramuliukų. Patyrėm per langą. Nu, balkonas tai dušas didesnis. Toks vaizdelis. Grįžę į Lietuvą, 30 dienų bėgyje visus turimus dokumentus pateikite draudimo kompanijai, kurioje esate apsidraudę. You'll be my Rihanna and probably I'll be your Eminem. David Guetta got shit on us, sexual madness, goddamn. Noriu padaryti tau, kad noriu. Bezpieczna, непохитна та беззаперечна. Спокій шаю наступаєш. Це найкраща ніч, ти добре знаєш. Truputį iš šono nuo baseino ir all inclusive. Turim tokius vaizdus. Nors dar neblangiausia. Braškių sezonas praėjo, dėžutės liko. Kiek suprantu, Lietuvoje būtai brangs. O čia gal ir pigiau. Ir šilčiau. Netgi sakyčiau per karštą. Čia irgi toks zoologijos kampelis. Neaišku, gyvena, raugina čia kažką. Gaidis. Šalmas kaip ir stabdžiai. Tik bailiams. Bet kai pažiūriu į visokias motobirbynės, po Turkiją būtų faina pasivažinėti. Šilta, nešalta. Praktiškai nelyja. Nu, nešalta, jeigu šiaurės Turkija gal ir šalta būtų. Bet šitai visai šilta. A ne, Mindaugėlį. Aha. Nors kartais, kai pažiūri į eismą, tai kaip ir nesinorisi čia vairuoti. Čia vasaras įveisinti. Čia turbūt nebloga vieta išmokti Turkijos vairavimų ypatumų. Turbūt, man atrodo, čia visi tie kursus praeina. Dar vienas be šalmo. Svarbiausia nosį pasikrapštyti. Net iš pačios Ukrainos atvažiuoja autobusai. Įdomiai. Vakar spalio 29 kaip tik buvom, atrodo, jau kaip nepriklausomybės diena. Atiturkas įkūrė tą Turkijos valstybę. Tai vėliavos visur kabo, šventės vyksta. Kaip pas mus vasario 16 turbūt. Ir vežimėlį galite išsinuomoti. Paplūdimiai, bent jau šitoje vietoje tai kaip statybo aikštelė. Aišku, reikia man smėlę prisipilti. Bet šitie batai jau liks Turkijai.
Nes jau ventiliacijos, o darysim tvarumą, recycling, jaučiu ten, į tos. Perėjos tai, Pulsarė tai tokios, naujotos. Na to, nesupratau. Cebulės naujam sezonui su savinova. Turkiškas smūgės. Motociklą važiuoja. Užuolaidos nuo karščio. Rusiškas raidės. Karščio motociklą neleidžiama. Sustrukę. Lemba. Aš esu Maikonu. Su šortais. Aišku, šasilo galvą nepagalvojau, kad galėjau per žeminę perėją pereiti. Tada bus akcija atrakcija, kaip reikės perbėgti kelią. Ten pora šaunuolių yra. Ar jiems pavyks? Turkijai stop ženklas toks. Durnis. Tarkiam 3 minutės virš 3 km. Labai panašus į trauklapį Samaškos. Tik tas spalva. Ir Turkijoje žmonės žvejoja. Tu matai. Palmių alėja. Eilinį kartą dietinį patiekalą pasiėmiau tokį. Žuvis, aišku, makaronai. Ir biškai žulytės. Valgau ir kudėjau. Laikausi cukraus dietos. Labai veiksminga. Kokius 2 kilogramus jau priaugau. Gal galit pasakyti, kas čia per agrastai? Toliau laikomės cukraus dietas. Jau plus 3 kilogramai. Žmona sakė, irgi nenori valgyti. Tai va, turi valią, prisiverčia. Valgo. Kai privalgai Turkiją ir netilpi. Bus smagu, kai jau Turkijoje viešbučiai pasiruošė galaviną iš anksto jau va. Dekoracijos iškabintos. Tik tais akrobatas dingęs. Oh, that's so sweet. On the rocks. Bet tokios metos jau nebeskanu. Oi. Kaip dėdė, kaip knarkia. Sulėse turkiški kniūsiai. Ir svarbiausia, kairė koja. Dešinė viskas okei. Bet kairė, kai sulėse. Kažkaip nalieva tie visi kniūsiai. Niekas nesuprantat odai. Kad nesakytų, kad rytuose nėra vaivorykštės. Prašau, Turkijoje yra vaivorykštė. Iš vaikų nieks netėmė. Vien vaivorykštės. Bačkonis ant stogų. Tvarūs tie turkai, ne? Žalia energija. Šiandieną čia turgus šitame rajone, tikriausiai. Čia višta? Тут вишта, ну конку вишта. Ну коню. O, načelnikas koks. O, čia granatai kažkiek sumis, ne. A, čia turbūt, kur spaudžia sultis ir sumeta čia kaip traša.
Kaip paukščiai sulėsi granatas. Keltas kaip inkilas koks. Čia upelis turbūt laisto. Visur apesinai. Granatų sultis spaudžia. Sakė, okra, ne okra. Įbiškės kažkokios, kalabybiškės. Ne kas. Kas čia? Citrinai gal. Kas čia? Svarainis obuolys? Jei tas ne vienas. Kažin saliukui tiktų čia mums užsipilti. Nesuprasi. Dienų galima ir ten po metų, bet galima jo garbei, sakykime, gaminti jau kažkokį ten troškinį ir tada ten galima sutikti 1000 metų senumo ir daugiau. Lėtai augantis, bet atsparus, milžinas pasiaukodamas ir guli laiko į planetą mums. Vandens tiekimo kanalas, apie kurį jau minėjau, antikos laikais tokie vandens kanalai buvo visuose antikiniuose miestuose. Šitas yra 2-3 amžiaus mūsų eros. Nors pirmosios gyvenvietės šitame regione skaičiuojamos ir 7 amžius prieš mūsų erą. Na, čia kairiai dešiniai va dar nemažai žydinčių oleandrų. Jau oleandrai atsigauna po karštos vasaros. Tie rožiniai krūmai, dabar atkreipkite dėmesį, tai yra oleandrai. Laukinis augalas. Sklendės atidaromos tuo atveju, jeigu prisipildo daug vandens užtvanka ir yra grėsmė, kad išsilies per viršų. Turkijoje yra 861 užtvanka. Šita yra 5 pagal dydį. Ir viena iš nedaugelio, kurioje iš viso leidžiama tokia pramoga pasiplaukioti. Bet vanduo koks skaidrus, ne? Kanjono galas. Vienas. Čia tokia kaip Minijos upė. O kaip laksto. Randadan. Oi, kupralagarę turim. Вот там оно, тапки. Kur pravda papuoliai? Pravda. Atsiprašau, Prada. Tapkės nusipirkau. Va kaip šikarnai važiuojam į Alaniją. Siaubas, parketai sudėti. Vitražai. Ai, vitražai. Nenudažyti. Ta pusė Alanija. Biškį mandarinus išbėrė.
Buluşturan sizleri hepin kuran arkadaş, arkadaş, arkadaşım Kızılay, 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 arkadaşım Kızılay. Nu, tvirtoja matosi biški. Jau lieps, jau darys kažką jau. Kaip sakėt? O. Palauk, man reikia granatų sirupų. Granatų sirupų. Mano ir mano. Ieškom autobusų stoties ir niekaip per šitą bardaką nerandam. Vieną pusę, kitą pusę. Nu, bet bent jau turgų pamatysim. Hadi 150 liradır. 150 liradır. Žemės riešutai. Bet labai geras. Radom autobusą. Be streso. Į duraką galime eit pavalgyti. Turkiški serbentai. Vynuogės. Ai, turkiški slyvai, atsiprašau, turkiški slyvai. Paskutinė vakarienė. Apsiteliavimai. Pavakariai čia. Pavakariai. Nu, tokia cukrinė dieta eilinė. Svorio numetimui. Po tokia maža tradicija. Tokius biški panešiotus batus išmetam kitoje valstybėje. Tai va. Jei kartais jums prireiktų 43 išmieros mėlynų sandalų batų su gera ventiliacija, tai rasite čia. Čia už kampo. Dabar batus į vietą nusipirkti. Eisim pažiūrėti bazarą. Nu, Naikai. Na, va, paskutinis vakaras prieš įskrendant. O aš už 50 eurų. Ir batukai, kėdukai Naikai, ir Naikai kelnytės, ir kažkokie firminiai baltinukai. Ir viskas už 50 eurų. Nu kaip nesidžiaug Turkijai. O čia jiems ir išsami informacija apie kainas Turkijai. O kiek maistas kainuoja, nežinau. Tik nesakykit, kad čia neinformatyvus kanalas. Ir šiaip šūtstas viskas įskaičiuota. Oi, tik storėjai. Bet nieko, mes su Mindaugėliai kokią Turkiją arba Albaniją, arba spėsim kažkur nors. Arba nebūtinai su Mindaugėliu. Nu, Mingaudai, nepyk. Nepažįstu aš tų draugų. Gal. Jeigu jūs norite išsamaus papasakojimą apie atostogas, viskas priskaičiuota, įskaičiuota apie Turkiją, tai būtent papuolite ne į tą vietą. Čia to nebus. Ciao, bambino. Atsiprašant kainas. Subujo sumuštinis 18 eurų. Ten palauk. 2 slices of pizza. 18 eurų su Pepsi. Kai tokios kainos, tai valgom apelsinus ir mandarinus iš viešbučio.
pagaliau nusileidom į Lietuvą. Ir lietus lyja, ir medžiai praktiškai be lapų, ir striukę normaliai gali užsidėti. O ne kaip turkai, ten šortus susidėdė, po to nežinai ką dėtis. O čia aš suprantu, o čia atostogos. Va. Turkijai per karštą, Lietuvai geriau. Nu jo, subscribinat, paspaudžiat ten mygtuką pačioj, ten patiktukai, nepatiktukai. Vienu žodžiu. Šilta, gerai, vis tiek yra.